Sveiki, su jumis sveikinasi Amajis. Ar pagalvojot kažkada, kad gyvenimas yra trumpas? Šiandien be tos kameros, tiesiog telefonas įsikrovė. Gyvenimas yra trumpas. Kiekvieną sekundę, jeigu dabar paskaičiuotume kokias 10 sekundžių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia buvo 10 sekundžių, ane? Ir tiesiog, ar pagalvojot, kaip greitai laikas bėga? Nes, pavyzdžiui, dauguma žmonių, pavyzdžiui, darbe, galvoja, oi, kaip bus smagu, grįšiu namo, kuo greičiau tegul tas laikas prabėga, nenoriu aš čia būt, greičiau namo, noriu taip stipriai į lovą, noriu pavalgyti greičiau, noriu su šeima susitikti galbūt, jeigu taip yra iš tikrųjų, su šeima susitikti nori, tai čia, žinokit, labai gerą šeimą turit. Labai gerai situacijai, bet tiesiog. Ir mes bėgam. Bėgam iš darbo, bėgam iš tylių situacijų, bėgam iš keistų, nemalonių situacijų. O tiesiog pagalvojot, kad jeigu bėgat, tai reiškia bėga ir laikas. Bandot, pavyzdžiui, negalvoti apie laiką, tiesiog sakot greičiau. Tas laikas bėga. Ir žiūri, kad jau metai, 2 metai, 3 metai, 4 metai, o jūs nieko daug nepasiekę, savo tikslų užsibrėžusių nepasiekę, dirbat vis tiek tą patį darbą, kuris nepatinka ir tiesiog užstrigę vietoj, o laikas bėga, nes jūs šokdinat jį, kad jis greičiau bėgtų, nes jūs norit ar tai su pinigais nuveikti tą, bet reikia pinigus gauti iš darbo, o darbas nemalonus, tai reikia greičiau, kad laikas praeitų. Labai tikiuosi, kad suprantat, kad laikas yra jūsų vienintelė turima valiuta, kuri yra pasibaigianti, kuri kažkada pasibaigs. Ir kiekvieną minutę, kiekvienas valandą, kiekvieną dieną, kurią jūs pabėgot iš savo darbo, nemalonių situacijų, aplamai, tiesiog kažką dar, jos nebeliko. Šiuo metu aš, pavyzdžiui, darau tai, kas man patinka. Ar tai dabar šiuo metu duoda man pinigų ar kažko panašaus, nes man reikia to irgi. Ne. Bet aš žinau, kad gali. Ir šiuo metu gal nelabai yra smagu negauti jokio, kaip čia pasakyti, užtvirtinto, tokio tvirto žodžio iš YouTube, iš tiesiog socialinių tinklų, kad čia tikrai gausi, jau monetizuosis kažkada kanalas ir gausi kažkiek pajamų. To kol kas tikrai negavau, bet vis tiek darau tai, kas man patinka. Ir aš dabar galėčiau varyti į Maksimą dirbti, aš galėčiau bandyti kokiu šlavėju, virėju, bandyti būti dar kažko, kad pinigų gautum, bandytum savo svajonės tada pasiekti, bandytum gyventi savo gyvenimą. Bet aš žinau, kad man tai nepatiks. Ir aš žinau, kad jeigu aš tiesiog truputėlį palauksiu, padarysiu tai, kas man patinka, ir tada tiesiog eisiu tuo keliu, kad aš galų gale, nors ir pradinis įnašas bus didelis, rizika, kad nepasiseks, būtų didelė, jeigu kažkada sustočiau, bet štai ir dalykas. Jeigu paimsi, nesustosi, jeigu tiesiog gausi tiek ryžto, tiek ištvermės, tiek angliškai persistence,
tai spėkit, kas bus. Jūs negalėsit paimti ir to nesugebėti. Kad ir koks tai būtų užsibrėžtas tikslas. Kad ir kiek po lėto, tai eis link tos vietos, jūs vis tiek tai padarysit. Aišku, jeigu bus duota pakankamai laiko, nes nepamirškit, visiems laiko netiek paduota, kai kuriam mažiau, kai kuriam daugiau, kai kuriam būna toks dalykas, kad tiesiog žmonės suserga skaudžiai ir tada jie iš niekur nieko supranta, kad jiem yra mažai laiko. Aš nemanau, kad jūs norėtumėte tą patirti tuo metu, kai jums jau ir taip skauda dėl kažkokios žinios. Geriau yra suprasti dabar, kaip jums yra viskas smagu ir puiku. Nes tada taip, visą gyvenimą kaip ir skaudės, visą gyvenimą kaip ir jausis, kad kažkaip viskas susibaigs, vis tiek tas laikas pasibaigs, bet jūs tada bent jau tikrai žinosit, kad tas jūsų duotas laikas nepraeis veltui. Jo. Kitas dalykas, kaip ir turbūt supratot iš to, ką aš sakau, tai pinigai ne viskas pasaulyje. Iš viso šiaip tas pinigas yra toks labai blogiukas iš tikrųjų. Taip jis palaiko ekonomiką, taip jis leidžia va šitus visus pastatus, visas parduotuvės, visas, kaip čia pasakyt, policiją, kariuomenę išlaikyti, bet šiaip tai, blemba, kokia kaina? Kaina tokia, kad kai kurie žmonės turi būti jų vergais. Ir tada dauguma tų vergų paima ir neišlipa iš tos balos, nes arba nesimokina kaip, arba nenori, arba bėga iki kažko. Ir jo, aš nelabai, pavyzdžiui, norėčiau, kad pinigai egzistuotų visą laiką. Dėl to didelę dalį savo kapitalo laikau bitkoine. Apie tai kažkada, nežinau kada, tikrai pakalbėsim, finansinės laisvės link galų gale kanalas yra. Bitkoinas yra finansiškai apsaugotas, jo yra kaip ir laiko užkoduotas, įteiktas minimalus, ne minimalus, bet maksimalus kiekis ir jis po lėto būna išdalyjamas yra, bet čia nesvarbu. Čia toks nukrypimas buvo. Ja. Tiesiog supraskit, kad gyvenimas kažkada pasibaigs. Kuo greičiau suprasit, tuo bus lengviau, nes bus mažiau skaudžiau. Jeigu, pavyzdžiui, dabar susirgtumėt ir iš niekur nieko, va taip jums pasakytų, jūs turit kažkur 2-4 metus. Ar jūs jautustumėtės, ką žinau, smagiai? Ne. Ar jūs jaustumėtės smagiai, kai jūs jau būtumėt su ta mintim susipažinę jau, tiesiog iš anksčiau, kaip dabar, pavyzdžiui, aš sakau, kad jūs turėtumėt su to susipažint? Ne. Jūs vis tiek nebūsit laimingi, bet jums tikrai bus mažiau skaudžiau. Ir to pačiu turbūt jau būsit, kadangi susipažinę su ta idėja, kad kažkada mes mirsim ir mes tiesiog bėgam laiko sąskaitą, kad jūs turbūt jau būsit daug ką pasiekę. Ir tada, kai jūs gausit tą žinią, gali būti, kad jums bus likę mažiau padaryti, mažiau norų, mažiau reikalų. Ir tada bus daugiau biški ramybės, gyvenimo savo, galbūt jau tada ir pramogų, nors jūs žinosit, kad bus likę tik 2-4 metai. Jo, tai yra truputį tamsesnis dalykas, truputį skaudesnis dalykas, bet taip, kaip ir sakiau, tai turi būti skaudu, kad paskui, jeigu kažkas tokio atsitiktų,
kai jum tiesiog bus pasakyta tiesiai šviesiai, kiek bus laiko, arba tiesiog jau pasensit ir tada ateis ta idėja, kad jūs kažkada mirsit, tai jum mažiau skaudės. Tai reiškia, kaip čia pasakyti, mes skausmą ištempiam laikotarpį, kad jis mažiau skaudėtų aplamai. Ir kitas dalykas, kai tu tai supranti, po kurio laiko, tai gali pavirsti, vat matot, laikotarpį, dėl ko reikia ištemti, su ta mąstysena, kad po kurio laiko, jeigu paimsit ir ištemsit laikotarpį, šitą idėją toli, tiksliau ilgą laiką, jūs galit atsiverti į tą idėją visai kita kryptimi ir gali būti, kad jums pradės tai teikti džiaugsmo. Aš labai linkiu va šito visiems ir savo, nes aš čia dabar šneku, bet aš pats tai dar kol kas irgi nesusipažinęs taip stipriai su šitą idėją. Reikės kažkada gal padirbėti ties tuo, ne kažkada. Reikės padirbėti ties tuo ir susipažinti su ta idėja artimiau. Linkiu ir jum. Ir manau, šiandien iš tų tokių sudėtingesnių minčių bus tiek.